Sveiki, turime dirbtuves. Antra dalis, kaip pasigaminti pratybas greitai ir patogiai naudojant ChatGPT ir CodePen. Šiandien antra dalis konkrečiai kalbam apie paveikslėlius. Būtent, kad pratybos turėtų ir paveikslėlius. Tai apie ką mes kalbėsime, trumpai susipažįstam, tai dabar intro dalis. Toliau kalbėsime, kaip susiplanuosime iliustracijas, nes pratybose daug aiškesnės pratybos, jeigu reikia įdėti iliustracijas su paveikslėlius, tai daug aiškesnės vaikams gali būti. Gaminsime iliustracijas, toliau sužinosime šiek tiek apie GitHubą. GitHubas, kad tai yra talpykla ir ten dėsim tos paveikslėlius. Kaip iliustracijų saugykla, bus registracija į GitHub ir iliustracijų įkėlimas į GitHub. Ir po to atnaujinsim pratybas, kad šitos iliustracijos būtų sudėtos. Taip, tai ir užbaigsime visą tai. Tai pradėkime nuo to, kad iliustracijų planavimas. Tam, kad galėtumėm planuoti iliustracijas, mes turime susirasti praeito užsiėmimo mūsų rezultatą, tai buvo pratybos Scratch veikėjo judėjimas. Ir aš atsidarysiu, tai buvo mūsų kodas, čia truputį spaudė, HTML, CSS ir JavaScript. Jeigu atsidarysiu pilną vaizdą, apačioje turėtų būti, vaizdas ir turime žingsnius, ar ne? Mes matome pirmą žingsnį, iliustracija Scratch pagrindinis ekranas. Tai čia mes norėtumėm įsidėti iliustraciją, tai mums reikės pagrindinio ekrano iliustracijos ir galim pereiti visus. Veikėjo pasirinkimo langas, čia greičiausiai norėsim įdėti iliustraciją, jeigu norim detalizuoti, kaip pasirinkamas veikėjas. Kai nuspaustas klavišas, kaip blokas įdėtas, kaip atrodo. Toliau, kaip atrodo blokelis X padidink 10. Sujungti bloką į dešinę ir taip toliau. Tai toliau čia visi blokai. Daug iliustracijų nereikės, galim suskaičiuoti, kiek mums reikės iliustracijų. Vienos reikės, 2, 3, 4, 5 ir 6, 7 iliustracijų. Taip, 7 čia su GIFo, gal GIFo nekelsim, negaminsim, tai bent 6 šitą paliksim, trumpinsim šiek tiek, bent jau 6 iliustracijas. Bent jau 6 iliustracijų ir galime iš eilės tada pradėti nuo pirmo žingsnio, mums reikės Scratch pagrindinio lango. Jeigu nueisime į Scratch, atsidarius Scratch, spaudžiame sukurti. Mums reikės pirmos iliustracijos Scratch lango. Tai susikurkime, galime naudoti ekrano nuotrauką daryti. Aš paprastai naudoju, yra toksai snipping tool, jeigu Windows aplinka, jeigu naudojat kitas platformas, tai gali bet koks kitas įrankis, su kuriuo galite daryti ekrano nuotraukas. Tai aš naudosiu snipping tool, čia tiesiog spaudžiam naują ir tada galima apibrėžti sritį, kur mes žymėsime. Tai galime pažymėti visą langą. Tiesa. Jeigu grįšiu į pratybas, mums reikės Scratch pagrindinis ekranas. Scratch puslapį ir susikurk naują projektą. Tai mums reikės ne naujo projekto, o tiesiog atsidaryti visiškai naują langą. O šito mums reikės. Tai čia pasidarom ekrano nuotrauką. Ir mes norime akcentuoti galbūt tik tai šitą dalį, kad reikia paspausti mygtuką sukurti. Ir čia galime apibraukti. Taip, pieštukas ir galiu apibraukti, kad čia reikės paspausti šitą. Galima įsikelti į paveikslėlių redagavimo programas ir uždėti gražų stačiakampį, bet mes patį principą mokamės. Ir tada aš išsaugau jį kažkur tai, tarkime, downloads ir čia sukursiu katalogą Scratch judantis veikėjas. Scratch judantis veikėjas. Arba tiesiog Scratch pavadinsiu sutrumpintai. Kuo mažiau žodžių, kuo mažiau tarpų, paskui mums gal bus tai naudinga. Scratch. Tiesiog Scratch. Ir išsaugau pavadinimą. Matom, formatas PNG mums visiškai tinka ir tegul būna tai pirmas. Aš pavadinsiu skaičiukų 1, galite vadinti kažkaip prasmingai. Aš vadinsiu skaičiukas tiesiog, kad iš eilės. 1, 2, 3, žinočiau sek.
Tai svarbiausia, galite pridėti papildomą žodį, ten, pavyzdžiui, paveiksliukas 1, paveiksliukas 2 ir taip toliau. Tai vieną sukūrėm, dabar žiūrėkime pratybose, mums reikės kitas žingsnis yra veikėjo pasirinkimo langas. Tai kai sukūrėme projektą, veikėjo pasirinkimo langas, tai mums reikės pasirinkti veikėją. Tai šiuo atveju šitas veikėjas, tai jis vienintelis yra jau automatiškai parinktas, bet į iliustraciją galim vis tiek įdėti. Galim paimti visą ir būtent šitą veikėją apibraukt, pasakyti, kad konkrečiai mes šitą pasirinkam, ar ne, nurodom. Ir išsaugom iš karto, kad tai bus antras paveiksliukas. Antras paveiksliukas. Ir turim antrą, einame žiūrėti, ką toliau mums reikės. Eik į skiltį įvykiai ir pasirink bloką, kai nuspaustas klavišas. Ir toliau iliustracija, kai nuspaustas klavišas į šoną. Įvykiai, kai nuspaustas klavišas galim įkelt ir į šoną. Galime šitą ir iš karto jo iliustraciją, kad turėtumėm jo iliustraciją. Tarkime šitas. Galime netgi daugiau paimti. Pavyzdžiui, kai paimame daugiau, aiškindami aiškiau, galime nurodyti, kad įkeltas šitas, ne, paimtas iš to, tokį abstraktų paaiškinimą, kad paimam, įkeliam ir pakeičiam. Ar ne, galima net teksto nerašyti, pats vizualiai bus aiškus. Ir išsaugom. Tai bus mūsų trečia iliustracija. Taip, turime trečią iliustraciją, einame toliau. Toliau eik į skiltį pridėk bloką x padidink per 10. Judėjimas, einame į judėjimas. X padidink per 10, va šitas. Ir galim įkelt pridėti čia. Ir galim vėl visą pažymėti ir netgi sužymėti eilės tvarką, galbūt netgi numerikus surašyti. Tarkim, pasižymiu ir nurodau, kad pirmiausia, kad iš šitos dalies, tada renkuosi šitą ir galiu rodiklę nubrėžti, kad įkeliu čia. Ne? Galima čia netgi rodiklį nupiešti, kad renkuosi šitą. Aišku, galima gražiau, bet esminis dalykas, išsaugom ir turim ketvirtą iliustraciją. Taip, ketvirta iliustracija. Einame prie kitos iliustracijos. Sujungo abu blokus. Čia kaip ir, kai nuspaustas klavišas padidink 10, veikėjas juda į 10. Tai čia kaip ir atitinka. Mes realiai visą tą pažymėjom į vieną, tai bus galima dėti tą patį paveiksliuką tiek iš šitą, tiek iš šitą, nes antras jau realiai rodo, kad sujungtas. Tai mes vienu paveiksliuku galim jį abu dėti. Arba galima čia dėti tik tai x padidink 10 blokas, bet vieną iliustraciją viską paaiškinti. Tai praleidžiam tada tą, nes jau padarėm. Ir toliau rodo pakartok veiksmus su kitomis rodiklėmis. Ir čia šitoj vietoje galima tiesiog sudėti, duplikuoti, kurti kopiją, pakeisti kitą pusę, į kitą pusę eis su minusu, tada įvykiai pridėti vėl tarpą, bus rodiklė į viršų ir judėjimas y dabar ašimi į viršų, tai bus pliusuojamas, jeigu padarysiu kopiją, į apačią bus minusuojamas. Dar patestuokim, ar veiks viskas. Viskas veikia, rodiklės veikia. Ir dabar visą šitą galime jau įdėti į tą paskutinį. Vėlgi, čia aš rodau pačius principus, kad mes turėtumėm iliustracijas ir galime pažymėti, kad apie ką mes kalbam šitam žingsnėje, ką sudėjom, tai apie šituos save ir penktas žingsnis. Penktas žingsnis. Ir spaudžiame kitas. Spaus žalią vėliavėlę ir išbandyk.
sakiau, GIF'o nereikia, bet galim pabandyti padaryti ir GIF'ą. GIF'ą gal visai bus naudinga jums. Tai GIF'ui irgi galim naudoti tą patį snipping tool įrankį ir čia tik tais reikėtų ne fotografiją rinktis, o video. Tada pasirinkti sritį, kurią išbandysite. Galima tik tais šitą dalį. Nurodot, kad šita dalis ir start mygtukas viršuje. Paleidus pasileidžia ir tada paspaudus su pelytę ir tada su pelytės klavišais pabandykite truputį pavaldyti, kad gautųsi judesys vaizdas. Ir tada sustabdyti viršuje. Viršuje turėtumėt, čia vaizde nesimato, bet viršuje turėtumėt matyti raudoną mygtuką, kaip sustabdyti. Ir turėtų gautis vaizdo įrašas, jeigu aš jį paleisiu. Jo, dar laudinasi. Jį dar konvertuoja. Bet išsaugoti jau galima. Aš pabandysiu jį išsaugoti prie parsisiuntimo. Scratch. Ir tai bus tiesiog, žiūrėkim, kokie čia 6 berods. Atrodo 6. Jeigu ne, pakeisim. 6. Jis prieš tai buvo paveiksliukai. Uždarykim. Ir pažiūrėkim, kas gavosi. Scratch. 6. Video pabandau paleisti ir matot, vyksta judėjimas. Dabar mums reikės šitą MP4 paversti į GIF'ą. GIF'ą paversti galima online įrankiais, jeigu tiesiog pagooglinsit, yra MP4 to GIF. Aš dažnai naudoju šitą sGIF, labai paprastas, sgif.com, kai iš MP4 nedidelių, aišku, didelių nekelkit, nes gali užlūžt. Tai šiuo atveju tiesiog įtempiu šitą paveiksliuką. Užtrunka užkelimas ir tada yra mygtukas Convert GIF apačioj. Paspaudžiu. Sukonvertuoja, turiu GIF'ą. GIF'ą paspaudžiu Save, išsaugau. Parsisiunčia. Parsiųstą GIF'ą persivadinu į 6 GIF ir įsikeliu į savo Scratch katalogą. Tai va, turime visus paveiksliukus, dabar belieka juos tiesiog susikelti kažkur tai, kad pasiektų mūsų CodePen ir galėtų juos naudoti vietoj šitų iliustracijų. Taip, dabar prieš tai dar pasiruoškime šitą aplinką, nes čia kol kas dar yra numatytos vietos iliustracijom, kaip matot. Numatytos. Mes atsidarysime ChatGPT ir pradėsime nuo visiško nulio. Duosime jam kodą. Galim parašyti jam. Turiu CodePen kodą. Pratybų kodą. Ir pateikiu. Shift Enter. Pridėti Shift Enter tiesiog į naują eilutę ir tada pridedu visą kodą. Įdedu HTML kodą. Tiesiog įdedu. Tada Shift Enter, kad dar galėčiau įdėti kodą. Nukopijuoju CSS kodą. Ir Shift Enter. Nukopijuoju JavaScript kodą. Aš turiu jį primint su kuo, nebent jūs turite tą pokalbį prieš tai, kur darėte pirmą dalį. Tai galima tęsti, bet jeigu naują pradedu, aš turiu jam iš naujo pateikti visą kodą, kurį turiu. Ir čia galim jau pačia rašyti. Man reikia, kad į iliustracijų vietas įdėtum paveiksliukų pseudo kodą. Kol kas pseudo kodas, nes mes neturime nuorodų paveiksliukų pačių. Tai kol kas pseudo kodas. Tiesiog
gal su paveiksliukų kodu, kuris turi pseudo nuorodą į paveiksliuką. Pseudo tai dar neturim konkrečios paveiksliukų nuorodos. Papildomai sukurk paveiksliukams stilių, kad šis tilptų arba kad šis neišliptų iš, jeigu mes čia žiūrėsim, iš šitos zonos ribų. Šitos zonos ribos yra elementas konkrečiai šitas div class illustration, tai aš net galiu šitą nukopint, pasakyti, kad neišliptų iš šito, kad šis neišliptų iš div class illustration rėmų. Neišliptų iš div class illustration rėmų. Nes būtent šitas konkrečiai, šitas elementas aprašo tą geltoną dalį, nes viduje matome iliustraciją, scratch, pagrindinis ekranas. Nu, čia visur analogiškai, tai bus tas geltonas ekranas. Taip, rėmų. Ir gal, bet į apačią, tarkim, jeigu yra didesnis paveiksliukas, galim pasižymėti, kad tačiau į apačią gali plėstis rėmas pagal paveiksliuko dydį. Mums svarbu galbūt į šonus, kad jis neišeitų, bet į apačią gali plėstis dydį. Gerai, čia aprašau. Jūs galite įvairiai aprašinėti ir eksperimentuoti, nebijot eksperimentuoti. Tai viską surašiau, kokio dydžio yra užklausa. Ta prasme, pradžiai paminiu, kad tai bus CodePen pratybų, sukopijuoju kodą iš CodePen prieš tai, ką mes darėm pirmoji daly. Tada papildomai surašau, ko man reikia iš jo. Ir paleidžiame. Turėtų pradėti generuoti. Ir aš trumpam tada nueisiu, pasižiūrėsiu. Galim grįžti pradinį žingsnį, nes mums pirmą reikės būtent puslapio. Žiūrim, gal jau kažką pradėjo generuoti. Jis sako, įdėk, pavyzdžiui, siūlo, kad kažkokį pseudo nuorodą į paveiksliuką įdėt. HTML iliustracijai dalys pakeistos. Padarysiu pirmą, o tu galėsi pritaikyti kitus analogiškai. Jis tą dalį konkrečiai siūlo. Mes galim paprašyti, kad jis pergeneruotų visą HTML. Galutinį rezultatą labai gerai mums pateikia. Bet čia vieno tik žingsnio, ketvirto žingsnio. Gal gali pergeneruoti visą HTML. HTML tai yra struktūrinė dalis, būtent pirmoji, nes čia mūsų surašytos iliustracijos, įdėtos iliustracijos. O CSS tai stilius, kad paveiksliukas, jau man davė CSS blokelį, kad stilius būtų paveiksliukams geras. Aš prašysiu visą HTML ir CSS. Gal gali pergeneruoti visą HTML ir CSS? Žinoma. Labai geranoriškas pas mus ChatGPT. Tik tais jis generuoja ne CodePen, o visą. Bet aš paaiškinsiu, iš kur kopijuot. Jis kaip į vieną failą sudeda. Bet nieko paaiškinsiu. CSS jau turim. Dar HTML dalis. Užtruks šiek tiek. Ir JavaScript dar jis netgi generuoja. Viską sugeneravo. Tai dabar atskiras 3 dalis yra CSS, HTML, JavaScript. Tai CSS nuo style iki style. Style name
tai nuo style, neįtraukiant style, iki style. Nukopijuojam, nepraleidžiam nei vieno ženkliuko. Einame čia ir vietoj esamo CSS tiesiog ištrinam viską, pažymim viską ir ištrinam ir įklijuojam naują CSS. Aha, kažkas pasikeitė, tekstas, dar neįdėjom paveiksliuko. Tai einame čia ir pasimam HTML, eina nuo body, bet neįskaitant body. Žemiau body. Nuo body iki body pabaigos. Ne iki pabaigos, o iki skripto pradžios, nes body baigėsi už skripto. Tai skripto dėsim atskirai į JavaScript, tai iki skript pradžios, neįskaitant skriptą. Pažymėjau, nuo body iki skript pradžios. Čia tuo atveju, jeigu ChatGPT sugeneruoja viename faile viską, bet galima paprašyti, kad jis generuotų CodePen, atskiras dalis HTML, CSS ir JavaScript. Mes galime ir šitaip dirbti. Tai čia įkeliame HTML. JavaScripto galim net nekelt, nes jis nieko nesiskiria. Kas pasikeitė, atsirado paveiksliuko ikonėlė. Paveiksliukas jau sudėti. Jeigu pažiūrėsime kodą, galite matyti, kad vietoj prieš tai buvusio teksto atsirado elementas, kuris vadinasi IMG. Tai yra paveiksliuko elementas ir čia nurodomas paveiksliuko šaltinis. Va šitą adresus mes patys turėsim pakeisti. Bet dabar mums reikalingas paveiksliuko adresas. Kol kas mūsų paveiksliukai yra mūsų kompiuteryje. Va šičia, Scratch. Va visi paveiksliukai yra čia. Kaip mums juos, kad matytų būti CodePen? Mes negalime nurodyti kelio į mūsų kompiuterį, nes CodePen yra internetinis šaltinis ir jis mūsų kompiuterio nepasiekia. Mes paveikslėlius turime įsikelti į kažkokią tai viešai prieinamą aplinką. Tai čia vėlgi bus dar trečia dalis apie saugumą, tai aš pasakysiu apie saugumą, bet dabar trumpai galiu paminėti, kad kadangi tai viešai prieinama, jokių paveiksliukų į instrukcijas, būtent CodePen atveju, nekelkite instrukcijų, tai yra medžiagos, kurių nenorit viešai rodyti. Ta prasme, kažkokios tai abstrakčios instrukcijos, kurių viešai nerodysit ir tiek. Tai mes pereiname prie kitos dalies. Mes pasidarėm iliustraciją, susiplanavom ir iliustracijas pasigaminom. Dabar yra GitHub dalis, kaip iliustracijų saugykla. Tai naudosim tokią platformą, kuri vadinasi git.hub.com. Toks ikonėlė katiniukas. Tai realiai trumpai tai yra saugykla. Šiaip pats GitHubas vadinasi versijų kontrolės sistema. Tai kai jūs kuriate bet kokį kūrinį projektą, jūs galite saugoti to projekto versijas. Tai GitHubas tam yra labai patogus įrankis. Tai įvairiom versijom. Tai šiuo atveju jis puikiai tinka ir paveiksliukų saugojimui, keitimui, pakeistų paveiksliukų saugojimui ir taip toliau. Taip, bet jis puikiai tinka ir būtent, pavyzdžiui, jeigu reikia puslapyje kažkokią saugyklą, o šiuo atveju CodePen neleidžia įkelti paveiksliukų pats iš savęs, tai mes GitHubą naudojam kaip išorinį šaltinį, kur saugosim paveiksliukas ir iš čia naudosim savo paveiksliukų nuorodas. Tai yra labai patogu. Aišku, gali kilti klausimas, o kodėl Google Drive negalima? Deja, ne. Google Drive veikia kaip katalogas. Ir prie jo iki paveiksliuko neturėsite tokio prieimo, jis nebus tinkamas, adresas nebus tinkamas būtent elementui IMG. Nebent kažkas jau pasikeitė, bent jau anksčiau buvo, tikrai negalima. Tai ta nuoroda į Google Drive čia netiktų. Tačiau GitHubas puslapį puikiai tinka. Tai susikursime paskyrą, yra mygtukas Sign Up. Čia dėja nėra su Google prisijungimo, bet galite naudoti Google paštą. Tiesiog suvedate paštą savo, naudojat kažkokį tai slaptažodį. Sugalvojate savo slapyvardį, galite naudoti tokį pat kaip paštą. Nurodyt šalį. Daugiau nieko spaudžiat tęsti. Čia reikės
patvirtinti, kad tu ne robotas, tai naudok strėlytės ir apsuk objektą, kad jis rodytų į tą pusę, kaip pirštai rodo. Nežinau, kas čia. Čia greičiau, jo, čia batas, tai batas turi rodyti tą pačią kryptimi. Na, va, dabar rodo panašia kryptimi ir spaudžiu submit. Čia gali bet ko jūsų paklausti, tiesiog noriu įsitikinti, kad jūs nesate robotas. Toliau kitas žingsnis sako, kad nusiųsta į paštą būtent į paštą kodas, kurį reikia įvesti. Aš atsidarysiu atskirai elektroninį paštą ir bandysiu gauti kodą. Na, va, tie GitHubas ir kodas, jį nukopijuoju ir įklijuoju. Paste. Ir iš karto mane nukreipia čia. Ir čia aš jau galiu naudoti savo paštą. Ir slaptažodį. Prisijungiu. Turėtumėt kažką panašaus matyti. Jeigu kažkas kitaip, tai gali būti tik tais dėl to, kad visos aplinkos laikui bėgant keičiasi ir nebūna identiškai. Tai čia yra talpykla. Norint sukurti atskirus projektus, projektų skaičius nėra ribotas. Yra kairiai pusėje mygtukas Create Repository. Tai repository reiškia, jis yra talpykla, kur jūs galėsite dėti kažką. Siūlau repozitoriją kurti per projektą, vienam projektui vieną repozitoriją. Tai šiuo atveju šitam Scratch judėjimo projektui, pratyboms, mes turėsime vieną repozitoriją. Tai sukuriam repozitoriją. Čia galim pasivadinti, pavyzdžiui, arba lietuviškai pavadinsiu Scratch pratybos arba Scratch valdymo, galime net ilgiau, veikėjo valdymo pratybos, o kokio ilgio, labai aišku. Čia beje vienas žodis geriau, kad būtų, geriau rekomenduoju vieną žodį, kad nekiltų kažkokių nesklandumų. Vienas žodis. Svarbiausia, kad jūs patys žinotumėt, kas čia yra, perskaitę. Pats pavadinimas didelės reikšmės šiaip neturi. Toliau public, bet kuriuo atveju reikės, ne private, o public, nes mūsų paveiksliukus turės CodePen platformą pasiekti iš čia. Nes CodePen yra visiškai atskiras serveris, GitHub visiškai atskiras serveris, jie tarpusavėje turės bendrauti. Tai šiuo atveju mes paveikslėlius laikysime visiškai atskirai. Ir galime tiesiog daugiau nieko rinktis nereikia, paspaudžiame Create Repository. Sukuriame repozitoriją. Ir čia jums ką reikia daryti, čia daug ko visko gali būti, yra vienas Upload an existing file. Matot, yra nuoroda tokia. Ir čia pasirinkus, čia galima įtempti failus. Tai galima tiesiog tempimo būdu, jeigu nueisiu čia, tai galiu visus failus, mums MP4 nereiks, mums GIF'o reikės ir visų kitų, tai jos galiu pažymėti ir tiesiog įtempti čia. Visi paveiksliukai sukeliauja. Ir čia, ta prasme, įkelti neužtenka, reikia dar patvirtinti. Ir čia visada, kai kažką įkeliat, galit nurodyti, ką jūs čia įkėlėt, tai yra istorijai, plus jūs, jeigu netgi ištrinsit, visada reikia pasakyti, kad atliko, kiekvieną veiksmą atliekant, reikia pasirašyti, ką jūs atliko. Tokiu būdu jūs saugot istoriją ir visada galite atstatyti senąją versiją, jeigu kažką netyčia ištrynėt. Čia tokia kaip saugykla, bet jūs galite saugoti visų pakeitimų istoriją ir visada grįžti į bet kokį pakeitimą. Tai čia galima parašyti pridėti paveikslėliai, tiesiog lietuviškai. Pridėti paveikslėliai, galima didesnį aprašymą apie tai parašyti, bet užtenka tik tais šitos žinutės. Ir commit changes, išsaugom pakeitimus. Patvirtinam tai, ką mes įkeliam ir mes turime jau paveikslėlių repozitoriją. Visi paveikslėliai pasiekiami šitų adresų.
github.com, jūsų slapyvardis ir toliau konkretus projektas. Jeigu kursite kitą projektą, visada kitą projektą galite vėl paspausti ant šito kairėje esančio katiniuko, vėl bus mygtukas sukurti repozitoriją ir galite kurti daug projektų. Tai šiuo atveju saugykla mūsų yra ir paimkim, pavyzdžiui, pirmąjį paveikslėlį, ant jo galima paspausti. Va, mano paveikslėlis, jis matosi čia, dabar kaip jo gauti, reikalingas man jo adresas. Spaudžiat ant dešinį ant paveikslėlio ir čia bus nukopijuoti paveikslėlio adresą. Nukopijuoti paveikslėlio adresą, einate į CodePen ir čia prie pirmo žingsnio, kur buvo šitas įdėtas į CRC dalį, kažkoks tai pseudo nuorodą, ją nutrinat, kabutės būtinai paliekat, kabučių negalima trint, ir į tas pačias kabutės įklijuojat tą, ką nukopijavot ką tik. Tai va, gaunasi va toks ilgas adresas, atkreipkite dėmesį, rodo, kad github.com ir taip toliau. Ir va, turite įkeltą paveikslėlį. Pirmojo žingsnio. Lygiai taip pat galite tęsti su visais kitais. Atkreipiu dėmesį, jeigu paveiksliukus pasivadinot taip kaip reikia, kaip aš rekomendavau, su numeriukais, tai visus kitus galite naudoti tą pačią nuorodą, pakeisdami tik tais adrese. Matot, atkreipkite dėmesį, čia yra paveiksliuko adresas. Ir adrese visur bus ta pati nuoroda, išskyrus va šitą dalį, kur sako, koks tai paveiksliukas, jūsų failo pavadinimas. Matot, 1.png. Tai jeigu visur naudosit tą patį, pažinaitit į antrą žingsnį ir čia yra tokia pati iliustracija neteisinga, čia nutrinsit, įklijuosit ir čia tik tais pakeisit 2. Ne? Toliau eisit. Trečias žingsnis bus 3. Ketvirtas žingsnis bus 4. Jeigu pagal žingsnius pasirinkot, dėl viso pikto pasitikrinam, ar tikrai taip. Pirmas žingsnis gerai, atitinka. Antras žingsnis, pasirink veikėją, va, viskas gerai. Trečias žingsnis, eik į skiltį įvykiai. Pasirink bloką, kai nuspausi klavišas, tai šitą. Ir toliau šitoj daly įskilti judėjimas, pridėk bloką, šis blokas leidžia veikėjui judėti dešinį. Aha, pridėjom, tai čia yra ketvirtas žingsnis, ketvirtam žingsnį gerai, o kas bus penktam žingsnį? Sujung blokus, tai mes atsimenam, kai kūrėm paveiksliukus, sakėm, kad ketvirtas panga tiks ir penktam žingsnį. Tai čia lygiai taip pat panaudojam tą patį, bet čia jūs galit kaip norit, tai pagal save darot, bet kokias kitas pratybas jau čia jūs sprendžiat, tiesiog mes tai buvom nusprendę prieš tai. Ir toliau jau eina vėl viskas didėjančia. Šeštam žingsniui jau bus naudojamas tik tais penktas paveiksliukas. Šeštam žingsniui, šeštam penktas, septintam šeštas. Ir atsimenam, kad šeštas buvo ne PNG, o buvo GIF. Tai čia vietoj, čia parašom 6, o tik tais ne PNG, o GIF. GIF. Ir pasižiūrim. Pereinam visus žingsnius. Va, matot, ir turiu GIF-ą, ne? Pratybas. Kaip susikūrėm GIF-ą. Viskas, pratybos sukurtos. Čia pasidalinimo nuoroda apačioj. Tai va, tokias jau pratybas galite dalintis ir vaikai galės atlikti. Su instrukcijomis. Tai šitų nuorodą aš įdėsiu iš šito vaizdo įrašo komentarą YouTube kanale. Ir kas liko toliau. GitHub'o visą padarėm, pratybas atnaujinam ir pabaigai tiesiog noriu palinkėti sėkmės bandant su pratybomis. Kitas užsiėmimas bus trečia dalis. Pakalbėsim daugiau apie saugumo niuansus, kaip
kaip saugiai naudotis, nes dabar viską, ką jūs darote, yra viešai, tai iš anksto rekomenduoju nedėti dalykų, kurių nenorėtumėt, kad bet kas pasaulyje galėtų pasiekti. Tokia abstrakti informacija, Scratch'o jūs nelabai ką čia slėpti galite, jeigu Scratch'o ekrano nuotraukos, tai čia nieko kažko slapto nėra. Su tuo viskas tvarkoja, bet jeigu bandysite kokią asmeninę informaciją nuotraukos dėti, geriau nedėkit, tiesiog tai yra prieinama viešai. Ir GitHub'as, kalbant apie GitHub'ą, kurį naudojate, irgi yra viešai prieinama, nes buvo public, be public tiesiog negalėtumėt CodePen platformą iš šito naudoti. Tai jeigu mums patinka mano įrašai, tiesiog spauskite, prenumeruokite mano kanalą ir aš tiesiog daugiau įvairių instrukcijų jums pagaminsiu. Iki susitikimo.